Gerą dieną, sveiki visi, kas prisijungėt, ponios ir ponai. Tai va, ką tik buvo duotas signalas ir prasidėjo antroji oficialių treniruočių diena. Sportininkai vėl išsirikiavo visi apie sektorius. Miestas, kažkas klausė, kokiam mieste randatės. Tai miestas yra Piteå, šiaurės Švedijoje, kur vyks pasaulio poledinės sportinės žūklės čempionatas. Tai kaip ir minėjau, visi sportininkai yra išsirikiavę apie sektorius. Aš dabar randuos gale antros dienos A sektoriaus, va čia matot žmonės jau B sektoriaus antros dienos. Tai truputį nušviesiu, kokios čia naujienos yra pas mus, pakeitimai. Tai vakar turėjom atidarymo ceremoniją, visi turėjot progą pažiūrėti, sugėdojom Lietuvos himną, kaip ir kitos rinktinės savo šalių himnus. Toliau pavakarieniavom ir išvažiavom jau ilsėtis namo. Tai šiandien iš ryto iš tikrųjų paliko mūsų komandos vadovas ir treneris Rolfas Bitinas, kadangi jo sūnaus vestuvės bus penktadienį Ryčio Bitino. Tai Ryti, mes tave, jeigu žiūrėjau prisijungęs, mes tave pasveikinsim atskirai. O kol kas yra tokie pakeitimai, kad mūsų vienas iš pagrindinių trenerių ir vadovas išvyko į Lietuvą. Jo pareigas perėmė Gediminas Cironka, kuris tikrai puikiai susitvarkys su tom pareigom ir viskas bus kaip ir buvę, be kokių tai iššūkių didelių. Visada, aišku, galim paskambinti Rolfui, paklausti patarimo, bet tikiuosi, kad to nereikės. Čia matom, sportininkas jau vieną žuvį pagavo, tik pajaukino, žuvies neima, nežudo, leidžia atgal. Turbūt ne tas tikslas yra, kad pažiūrėt, kiek žuvies pagavo. Pažiūrėsim, kokiagi jisai techniką naudoja, kaip judina. Matot, iš viršaus į apačią be judesių leidžia iki dugno, 3 kart pastukseno, pakėlė, trumpa pauzė ir va tokie lėti judesiai su pauzėm į viršų. Kol kas kibimo nėra. Matau, kad Matas klausė, kas nutiko, kad išvyko. Matai, Rolfo jaunėlio sūnaus vestuvės. Tai turbūt toks renginys, kuris greičiausiai nutinka gyvenime vieną kartą, daug dievę. Todėl būtinai turėjo Rolfas išvykti ir jau čempionate startuosimės be Rolfo. Aišku, be trenerio mes nestartuosim. Jo pareigas perėmė Gediminas Cironka. Matot, sportininkas jaukina šėryklą, vidutinio dydžio šėryklą. Nuleido iki dugno, pakėlė apie metrą, iškrato. Remigijus rašo, kad neišvyno vyrams, o kad Gedas susitvarkys, net abejonių nekyla. Tai abejonių nekyla ir pas mus, nekilo ir pas Rolfą, kadangi jį paliko už save. Tai matė, dar vieną gabalą suspaustą įmetė iš viršaus ir dabar greičiausiai eis jaukinti kitą eketę arba tūps prie tos eketės jau gaudyt. Sveikas Dainiau, malonu matyti prisijungus, ne, jis jaukint kitą eketę, palikim kol kas trumpam sportininką ramybėj, kad neįkyrėtumėm vienam, einam. Toliau pažiūrėsim. Tai daugiau kaip ir pakeitimų nėra. Tik tai galbūt
truputį suslogavo Deividas, bet tikimės, kad viskas jam bus tvarkoje iki čempionato. Maža tokia sloga, truputį kosėje, jaučiasi truputį silpniau negu normaliai, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. O jeigu kartais reikėtų Deividą pakeisti, tai mes turim pasiruošusi sportininką, tai be problemų bus kam pakeičia. Aišku, pagrindinės sudėties žaidėjas iškritus jam visada yra didelė netekties, bet ką padarysi, su gamta nepakovosi ir visi mes kartais peršalom, negaluojam, tai taip atsitiko ir Deividui. Kaip koks prakeiksmas. Buvo taip pat jam Mongolijoje, ne taip pat, aišku, Mongolijoje buvo ten ženkliai blogiau, po lašalinę gulėjo, o dabar tik tai truputį slogoja, pakosėja ir jaučia tokį bendrą silpnumą. Labas rytas visiems, kas prisijungė, malonu, kad prisijungė. Čia prieš save matom Latvijos sportininką. Irgi nieko naujo, visi turbūt perprato, kaip tą žuvį suviliuot. Neagresyvūs judesiukai, bet judino tik tai vienoje vietoje, nekeldamas ir neleisdamas nei į viršų, nei į apačią. Vėl iki dugno nuleido. Dabar jau naudoja tokią taktiką, kad nuo dugno nuleidęs, pavirpindamas kelią į viršų, bet labai iš lėto. Donatas Petrauskas linkėjimai iš Skauda, linkėjimą visam Skaudau, visa Žemaitėja, lėkit sveik, neperšalkit, pavasaris toks svars, kad gal greitą peršalti, atsiprašau. Tai linkėjimą Žemaitėms į Skaudau. Ir aišku visiems Lietuvoje, kas mus stebi ir ne tik Lietuvoje. Žinau, kad mus stebi ir Norvegai, Norvegijos lietuviai, ir Amerikos lietuviai, iš daug pasaulio šalių lietuvių bendruomenės atstovai stebi čempionatą, tiksliau pasiruošimą kol kas, o paskui stebės visą čempionatą. Dėkui Jums dar kartą už palaikymą. Latvijas atsikėlė, eikim ir mes toliau. Ten turbūt Suomis arba Švedas priekyje, arba, nematau dabar tiksliai, gali būti, kad ir Norvegas. Jo, man atrodo, ten Norvegijos rinktinės atstovas. Čia matom daug vėliavėlių, pridėta viena prie kitos. Sportininkai visi žiūri, treniruojasi. Tas čia praėjimas toks siauras, ta neutrali zona. Truputį siauresnis matau kaip kiti. Ten matau Leo priekį dar. Truputį pažiūrėsim Norvegą, kaip jam sekas. Gaudo su skandinaviško tipo meškerėlė, šitų rėmelių arba nančiakais vadinamais. Pravedimas lygiai toks pats, labai lėtas, pakelia į viršų, nepakirto. Ačiū visiems už linkėjimus, matot, vynioja žuvį ir iš nugaros sunku labai pamatyti, jeigu toliau sėdi, ešeriukas nedidelis. Šį kartą papuolė sportininkui. Tai matau, visi siunčiat linkėjimus, jums visiems irgi linkėjimai nuo rinktinės. Einam pas lietuvių sportininką pažiūrėti. Mindaugas Leonas. Čia va gaudo šalia vienas kito su amerikiečiu. Pažiūrėsim, kas ką. Kas daugiau žuvies pagaus, tai mes ir pažiūrėsim. Mindaugai, pažiūrėsim, kas daugiau pagaus. Tu ar ukrainietis? Aš nuvažiavau šiandien, nes pamiršau tuos antkelius, tai čia taip greitai nesigavo. Audrys rašo, perduok Modei, kad negalvotų apie seliavas, kaip kitaip nieko gero nebus, būtinai. Audry perduosi Modei, kad apie seliavas negalvotų, o galvotų tik apie vienos spalvos medalės. Tai 1-0 Mindaugas laimė. Per vidurį stovi Norvegas. Kaip atrodo ir ne prie ko būtų. 1-1 ukrainietis traukia, tik neaišku, ar dar ištrauks tą žuvį. Ištraukė nedidelį ešeriuką. Žiūrim toliau. Iki 3 žuvų pažiūrėsim. 1-1 dabar. Amerikiečiai, matau, ateina irgi kažkur čia.
Taip, Mindaugas nepakirto, įtampa auga. Auga labai. Vėl nepakirto. A, čia Pavogė truputį. taip, 1-1 ukrainietis 2-1, Mindaugas 2-2, kas greičiau. Taip, Mindaugas antras pakirto, bet žuvį atkabino greičiau, abudu deda masalus. Mindaugas jau leidžia vyžėlį į dugną, abudu leidžia. Taip, kas pirmas, pas ką pirmąjį rangai suspurdė žuvis, tas ir nugalėtojas. Na va, ką tik Mindaugas įrodė, kad yra geresnis už ukrainietį, tai lygiai taip, net neabejoju, bus ir čempionate, per čempionato dienas ir be vargo bus susitvarkyta ir susidorota su visais varžovais. Norvegas stebi ukrainietį, stebi jo pravedimą, pravedinimas lygiai toks pats pas visus sportininkus. Kiek dabar mačiau, gal truputį staigesni judesiai pas kai kuriuos iš jų, bet iš principo viskas tas pats. Ukrainietis tik dabar pagavo, Mindaugas 4, ukrainietis 3. Tai gerai, palikim šitos sportininkus, eisim toliau, pažiūrėsim. Tai va, be to, kad mus paliko Rolfas, truputį apsirgo Deividas, daugiau jokių pakeitimų ir naujųjų rinktiniai nėra. Viskas eina savo vaga. Šiandien antra diena oficialių treniruočių. Kas nežino, tai rytoj paskutinė oficiali treniruotė penktadienį, kuri yra privaloma visoms komandoms. O šeštadienį ir sekmadienį startuojam su pasaulio čempionatu čia Švedijoje, Piteå mieste. Tai nebereikalu šiandien prisijungiau valandą anksčiau, kadangi lygiai tuo pačiu metu 11 valandą Lietuvos laiku prasidės ir čempionatas. Tai bus 2 čempionato dienos, šeštadienį, sekmadienį po 3 valandas ir sekmadienį bus uždarimo ceremonija. Apie uždarimo ceremonijos laiką aš jums pranešiu vėliau, aš jums šitą laiką uždarimo ceremonijas, nes būna, kad tie laikai yra paankstinami arba pavėlinimai. Kiek prisimenu, jeigu gerai prisimenu, aišku, tai dabar laikas yra Dabar laikas yra 19 valanda Švedijos laiku, tai išeitų 20 valanda Lietuvos laikų uždarimo ceremonija. O jeigu bus kažkokių pakitimų, tai būtinai jūs informuosim. Čia dar vienas amerikietis treniruojasi. Matau, Augustina klausė, kas čia nutiko, ar galit papasakot. Tai problemų pakartot nėra, liežuvis nuo to nenukris ir rankos nenudžiūs. Tai Augustina, Rolfas Bitinas išvyko iš rinktinės dėl savo jaunėlio sūnaus vestuvių, o visą vadovavimą perėmė Gediminas Cironka. Tai tiek žinių, kita tokia blogesnė žinia, nedžiugi, tai kad truputį apsirgo Deividas, sloguoja, bet tikimės, kad per porą dienų šitų viskas pasitaisys ir sportininkas sveikas galės startuoti čempionate. Lygiai toks pats pravedimas. Pas visus sportininkus nebereikalo tie žvalgai vaikšto, stebi, ką daro vienas ar kitas sportininkas, duoda informaciją savo šaliai, visi aišku bando ta informacija, kuri yra parnešta, ir jeigu pasiteisina, tai taip ir naudoja. Tai todėl ir atsiranda ir tas pravedimas daugmaž vienodas, ir jaukinimas tiek šėrykla, tiek iš viršaus. Aišku, ne tik tokie būdai yra šėrimo, yra dar ir gyvi, kaip su jais elgtis, dažniausiai visi slepia, bet komandos rinktinės per tas treniruotės išsiaiškina maždaug kas kur ir kaip.
kas sugeba išsiaiškinti greičiau ir nuodugniau, to ir rezultatai nuo to priklauso. Ten Mindaugas Ieška priekį. Dar vienas mūsų sportininkas. Treniruojasi toj zonai, kurioje anksčiau bent jau dominavo ešeriukai. Dabar nežinau, paklausiu Mindaugo, ar yra baltos žuvies ar nėra, bet šitoj zonai per visas treniruotės dominavo daugiau ešeriukų. Mindaugas Ieška, skuta, švedišką ledą. Yra baltos žuvies, Mindai? Nėra. Ešerukas? Jo, bet ir tai labai dugnas plovės. Matas klausė, kokie zonų dydžiai. Zonos dydis yra 132, 132 metrai ant 50. Tai ganėtinai didelės zonos, 11 dalyvių vienoj zonai. Tai tikrai yra vietos, kad nesitrint šiknom ir galima kiekvienai rinktiniai žaisti savo žaidimą. Bet ne visi taip daro. Kas mažiau išsiaiškino ir žino lyderius, tai būna, kad prisiklijuoja prie to šalies sportininko ir taip juda po zoną. Kartu su juo per 5 metrus darosi eketės ir gaudo. Tikiuosi, kad mums taip daryti nereikės. Mes viską puikiai išsiaiškinsim, atliksim namų darbus ir dar kartą įrodysim, kad esam pajėgiausi pasaulyje. Daugiau klausimų atrodo nemačiau. Jeigu su kažkom nepasisveikinau, tai sveiki dar kartą visi ponai ir ponios. Jeigu kažkas domina, tai rašykit. Atsakysiu, ką žinau, ko nežinau, išsiaiškinsiu ir atsakysiu vėliau. O kol kas, 1 valanda treniruočių. Treniruotė šios dienos vyksta 4 valandas. Rytoj paskutinė oficialiai treniruotė, taipogi 4 valandos. Ir jau šeštadienį, sekmadienį pats čempionatas. Tai turbūt tiek būtų iš šios dienos transliacijos. Neturiu daugiau apie ką pakalbėti, jau viską jums išpasakojau, pakitimus visus pagrindinius jums pasakiau. O matot, kaip vyksta treniruotė. Jeigu kažką reikia padaryti, sportininkai net nevaikšto, bet kad negaišt laiko bėgioja. Amerikiečiai ten tolumoj, matot, 4 eina per zoną su laivu, su echolotu, ieško to žuvies, ieško, kur jinai buvo vakar, ar liko jinai šiandien, ieško kažkokių dugno anomalijų, viską žymė ant popieriaus ir paskui perduoda komandai. Taip, matau porą klausimų, dar atsakysiu juos, aišku, be problemų. Kaip patys sportininkai jaučia ežerą, jaučia, kad yra stipresni ir info susirinkusi daugiausiai. Ką galiu pasakyti, jeigu treneriai neturi didelio nusiskundimo dėl to, ką atneša sportininkai, vyksta produktyvūs aptarimai, yra prieinama galutinių rezultatų ir išvadų, tai iš to galiu spręsti, kad tikrai mūsų rinktiniai nėra blogai. Viskas kol kas dėliojasi taip, kaip reikia. Dar turim 2 dienas išsiaiškinti tas, kas yra užduota trenerių. Sportininkai būtinai šitą išsiaiškins ir manau, kad startuosim su visiška kompetencija. Nebus blaškymosi, nebus kažkokių tai nereikalingų judesių ir veiksmų. Tai jeigu apibendrinant, tai manau, kad ežerą jaučia sportininkai puikiai ir informacijos esam surinkę pakankamai, kad galėtumėm startuoti čempionate. Bet, kaip ir minėjau, dar 2 dienas prieš akis, kažką dar išsiaiškins, ko nedadarė
ir būtinai startuosime pilnu pajėgumu. Tai kitas klausimas, kokiais būdais sportininkai po ledinės žūklės varžybose bando sąmoningai išbalansuoti ar suklaidinti varžovus. Būdų yra daug iš tikrųjų. Visų aš gal neišpasakosiu, bet keletą paminėsiu. Tai kaip ir minėjau, yra tokių sportininkų, kurie nemėgsta gręžti kečių, žiūri pajėgiausius sportininkus, kada jie pasidaro eketės, pajaukina, nusiima vėliavą, nes kaip suprantat, galima pajaukinti tik tai 2 eketės ir bando užimti priešininko eketės. Tai kartais sportininkas vienas ar kitas suimituoja, kad padarė eketę, kad pajaukino, o iš tikrųjų jis ten nieko neįdarė, tik padarė truputį jauko ant krašto ir taip suklaidina sportininką. Dar kokie būdai yra, tai kaip visi žinot pagal taisyklės, 5 metrai atstumas vieno nuo kito žvejo. Tai pamatė sportininkas vienas, kad kitas gaudo, ima grąžtą, bėga prie jo arčiau, daro 5 metrų atstumu kokias 3 eketės ir taip bando išbaidyti priešininkui žuvį, tuo pačiu pajaukina savo padarytas eketės ir tą žuvį bando sutelkti prie savo ekečių. Tai čia toks daugiau ne klaidinimas, bet toks daugiau taktinis žingsnis, kaip priešininkui padaryti taip, kad jis nebegaudytų to žuvies. Tai čia dar vienas iš būdų. Kitas dar būdas yra, kaip patrukdyti sportininką, tai 5 metrai atstumas. 5 metrai atstumas, šitą žino visi sportininkai. Na ir kai pamatai, kai ateina pas tave ir pasigrįžia sportininkas, kvieti teisėją ir prašai jo, kad nuo tavo eketės pamatuotų atstumą iki to sportininko, kuris ką tik įsigrėžė eketę. Aišku, sugaištamas laikas ir vieno ir kito sportininko, bet tas, kur pasidarė eketę šalia, visada jaučia nerimą, kad galbūt išsigrėžė eketę per arti. O kaip pavyzdys, jeigu išsigrėžė eketė arčiau kaip 4,90 cm, tai tam sportininkui jau grėsia geltono kortelė. Na tai va, tokie trukdymai įmanomi, patrepsėjimai įvairūs prabėgant, nu šito negalima daryti, bet taip yra daroma. Užkasamos eketės kartais yra, nu, visokių yra gudrybių, kurias galima panaudoti. Čia matom vienas iš lietuvių trenerių Norvegijos rinktiniai, dirba su laivu, rašo kažką, žymi. Tikiuosi, Linas pasidalins su lietuviai savo įžvalgom. Gerai, davai. Ok, gerai, ačiū. Linas sutinka, sako, viską padalinsiu. Aišku, nieko nesidalins, čia nieks informacija nesidalina, nes informacija yra aukso vertės. Taip. Prisimenant Mongoliją, Deivuko lyga geras ženklas. Nu, nežinau, ar lyga gali būti geras ženklas. Tada Deivis kažkaip greitai jam pavyko išsikapstyti, sportiškai stiprus Deividas. Sveikai maitinasi, sportuoja, tai aišku, tokiam kūne, sveikam kūne, sveika siela greičiau atsistato, tai tikimės, kad ir dabar viskas bus labai gerai. Ir Deivis atsistatys pilnai iki starto šeštadienį. Gal pakartos Mongolijos rezultatą, vyrai. Tikimės. Tikimės, kad pakartos, aš tikiuosi, kad ir pagerins. Oro sąlygos nepasijauti kažkaip žuvies judėjimą pakitimus. Na, kol kas tas oras toks yra permainingas, kaip ir matėt. Kartais būdavo saulutė, kartais lietus. Tiksliau, lietus buvo tik vakar, iki šiandien ryto, šiandien jau nebelyja, bet būdavo skirtingų krypčių vėjai. Tai nuo jūros pusės, tai nuo žemyninės pusės, bet to kibimo kažkaip kaitos labai nepastebėjom, bet kiek kalbėjom su Švedijos
sportininkais bei su estais, kurie čia irgi karts nuo karto daro varžybas. Tai jie sakė, kad galimai iš upės, kuri įteka į šį fjordą, gali užeiti karšiai. Tai šito metų laiku šitie karšiai čia užeina ir užeina didelį jų būriai. Tai jeigu užeis tas karšis, ar per paskutinę treniruočių dieną, ar jau varžybų dieną, tai gali viską pakeisti kardinaliai. O daugiau kaip ir tokių pastebėjimų dėl orų kaitos ir žuvies elgesio kažkaip ir nepastebėjom. Gerą dieną ar po vakar dienos dar kažką atsirinkot? Taip, vakar buvo užduoti ir iškelti trenerių keli klausimai, į kuriuos vyrai parnešė atsakymus. Šiandien dar kelis klausimus turi išsiaiškinti ir jau bus visa ta dėlionė sudėliota į savo vietas ir šeštadienį pilnu pajėgumu šausim į čempionatą. Tomas rašo, sakyk Linui, miegok ilgiau, tai čia jis turi omeny norvegų trenerį. Vitalijau, sveikas, linkėjimai tau nuo lietuvaičio ir visiems kitiems, kas prisijungė ir stebė, linkėjimą nuo lietuvaičio. Nei žvyno, nei uodegos, matau, linkit, ačiū Jums labai. Kokios dažniausiai taisyklio pilkosios zonos, kurias išnaudoja sportininkai? Na, kaip visi suprantat, jeigu kalbant apie taisyklės, tai kokias taisyklės be paimsi, jeigu jos nėra išdirbtos iki galo, nėra konkrečiai išrašytas vienas ar kitas veiksmas, tai viskas tose taisyklėse, pasidaro pilkoji zona. Taip yra ir su poledinės žuklės taisyklėmis, kaip pavyzdys, kur minėjau apie peletės, ten nieko nėra parašyta apie peletės, tai ir pradeda rinktinės improvizuoti, kad jas galima naudoti, taip toliau ir panašiai, nors ne iki galo įsigilinę taisyklės. O, yra begalė tokių pilkų zonų, kurios nėra aprašytos, tai šitais dalykais galima naudotis, bet yra kita medalio pusė, jog yra teisėjai, yra FIPSEDO techninis komitetas, kuris šitos visus klausimus gveldena ir jeigu, kaip pavyzdys, taisyklėse nėra parašyta, tai komitetas vis tiek gali priimti, kad vieno ar kito dalyko negalima daryti, arba tą dalyką daryti galima. Bet pasinaudoti rinktinės ir sportininkai šitų taisyklių skylėmis, aišku, gali ir praslyst. Bet šitom techniniam FIPS komitete yra patyrę žvejai, kurie ir žvejai, ir specialistai savo srities, kurie taisyklės išmano puikiai, išmano tradicijas, kokios yra atėjusios iš anksčiau ir stengiasi tų tradicijų ir nuostatų nekeisti. Kaip ir vienais metais, dar kai dalyvavo viena komanda, kuri yra dabar užbaninta šituose čempionatuose, tai jie buvo pasiūlę, kad būtų galima naudoti povandeninius dronus, o jeigu naudoji povandeninį droną, tai reiškia vaikštai po tą patį sektorių, kaip ir pasidarytum žemėlapį, plaukdamas vasarą su valtim. Tai dronas gali išpiešti visą dugno reljefą, pažymėti visus nelygumus, gylius, pažymėti, kur koncentruojasi žuvis, tai būtų jau tokia daugiau į medžioklę panaši žuklė. Tai va tiek būtų turbūt apie tas pilkasias zonas, o šiaip jeigu jau įeini į sektorių ir varžybauji, tai tų pilkų zonų netaip daug ir yra. Tikriausiai aš nelabai galėčiau ir išskirti, ką galėtum padaryti, kas tau padėtų laimėti ir negautum jokių sankcijų. Tai jau kai esi pačiam sektoriui po čempionato starto, tai tų pilkų zonų tikrai yra labai mažai, jeigu jų iš vis yra. Tai tiek būtų apie tai, tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Linkėjimai vyrukams, matau vėl parašyta, ačiū Jums visiems ir linkėjimai nuo rinktinės.
ar daug ledo patirpo nuo pirmos dienos. Jo, kai kur žinau, kad patirpo 20 cm ir daugiau. Iš tikrųjų čia priekyje, jeigu matot, gamykla dūmai rūksta, ten buvo tokia maža properša, ten greičiausiai yra kažkoks šiltas kanalas iš tos gamyklos ar dar kažkas. Tai jinai buvo maža, o dabar jinai išaugo kokios 8 kartus, pasidarė didesnė. Tai tikimės, kad iki sektorių neišplaus ledo ir čempionatas įvyks kaip ir planuota. Jūs tai sveiki, jau keletą kartų apie pakeitimus sakiau, tai kai baigsim transliaciją, atsisuk į priekį, ten viskas yra pasakyta, sorry, bet daug kartų kartuoti tą patį kažkaip nesinori. Sveiki, kiek šalčio pas jūs, matau, šiltai apsirengę. Šiltai apsirengę, Edvinai, ne dėl to, kad yra labai žema temperatūra, jinai iš tikrųjų yra pliusinė, dabar yra +4 laipsniai šilumos, bet pučia toks ganėtinai šaltas vėjas, todėl visi sportininkai apsirengę kaip gali daugiau, kad jaustųsi komfortiškai. Bet oro temperatūra tikrai, aš laikau stabilizatorių, į kurį įdėtas telefonas, tai tikrai ranka nešala, nors jis yra metalinis. Pabėgo ukrainietis iš tos skylės. Daugiau kaip ir klausimų aš nematau, tai tradiciškai jau pasinaudodamas progą norėčiau padėkoti jums visiems, kad žiūrit, kad palaikot Lietuvos rinktinę, palaikot Lietuvą. Nuo to daug kas priklauso, mūsų vyrų motyvacija, nusiteikimas. Ačiū jums visiems labai nuo Lietuvos rinktinės. Taipogi norėčiau padėkoti visiems tiems, kas prisidėjo finansiškai prie mūsų atvykimo čia. Tai būtų tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Tai visų pirma norėčiau padėkoti Lietuvos sportinės žūklės federacijai ir jos prezidentui Tomui Budui. Ačiū tau, Tomai, labai už galimybę atvykti ir sudalyvauti šitam čempionate. Toliau didelis ačiū Trakų sporto centrui, kurie prisidėjo prie mūsų išvykos čia į Švediją. Taipogi Alytaus miesto savivaldybei, kurie taipogi finansiškai prisidėjo prie mūsų išvykos. Tada kompanijai Viking, kurie prisidėjo finansiškai bei suteikė mums puikius termorūbus ir ne tik termorūbus, bet puikius flisus ir puikias šiltas kepurės, kurios apsaugo nuo to fjordų Švedijos vėjo. Ir kompanijai Movie Wheels, kuri mums skyrė erdvų ir patogų autobusiuką atvažiuoti čia, atsivežti savo daiktus, transportuoti sportininkus ten ir atgal. Tai labai didelis dėkui jums. Edvinas dar klausė, kas Lietuvos rinktinė atstovauja. Edvinai, truputį kantrybės ir greitai pamatysim. Matas klausė, ar vyrai buvo ledo rytulio pažiūrėti tokioj šaly. Ne, Matai, žinok, neįmanoma yra išvažiuoti per šitą visą mūsų pasiruošimo tempą, kadangi dienoj 2 treniruotės, po 3 valandos, 6 valandos reikia išklupėti, gręžti ledą, mąstyti, galvoti. Tai laiko tikrai laisvo neturim, turėjom vienintelę laisvą dieną, per kurios metu sportininkai galėjo truputį atsipūst, bet ta diena nebuvo visa laisva, nes reikėjo paruošti įrankius, reikėjo paruošti jaukus, taip pat ir masalus susitvarkyti, buitį. Iš tikrųjų labai įtemptas grafikas, tai to laisvo laiko daug nėra. Matom, birų jauką įdėjo, jisai nelipnus, birus, ten matau yra džokerio įdėta ir musės lerva ir viską į dugną, pačiam dugne atidarė. Tai tokiam jaukia greičiausiai yra daug kylančių detalių, bet žinant šitą zoną, tai čia tos baltos žuvies nėra, tai gal sportininkas tikisi, kad ateis ta balta, bet daugiausia tai toks jaukas turbūt būtų naudojimas. O dar vieną kukulį, bet irgi netaip baisiai suspausta, nuleido iš viršaus. Tai gal sportininkas tikėsi kojytės.
ir dar darys ekečių, į kurias turbūt jaukins kitaip arba kitų jaukų. Kas Lietuvos rinktinėje atstovauja, šitą klausimą jau atsakiau, labai greitai sužinosit, dar nėra oficialaus sąrašo. Toli nuo ledo gyvenat, matai, netoli, mums važiuot gal apie 10 minučių, nedaugiau. Matau iš Mongolijos kažkas rašo, good luck Mongolija, Tulga. Turbūt Tulga yra vardas šito sportininko. Tai didžiausi linkėjimai jam, bet aš jo netrukdysiu, kadangi ne mūsų rinktinės sportininkas, tai nelabai ir galiu trukdyti. Tai turbūt ir baigsiu jau savo šiandienos transliaciją. Linkėjimai dar kartą nuo visų Lietuvos rinktinės vyrų. Didžiausius linkėjimus jums perduoda išvykęs mūsų vadovas ir pagrindinis treneris Rolfas Bitinas. Labai gaila, kad jo nebus čia šitam čempionate. Greičiausiai jo labai trūks, bet tikiuosi, kad sugebėsim susitvarkyti reikiamai, o jeigu kažko nesugebėsim pasidaryti, tai nepaisant to, kad Rolfas bus jaunėlio sūnaus Ryčio vestuvėse, būtinai jam skambinsim ir trukdysim. Tai tiek turbūt šiandien, likit visi sveiki, nei žvyno visiems, nei uodegos, palaikykit Lietuvos rinktinę, prisijunkit rytoj, išeisim rytoj tiesioginį eterį 11 val. Lietuvos laiku, tuo pačiu laiku šeštadienį, sekmadienį startuos ir pats čempionatas, tai būtų labai smagu pamatyti jūs visus čia, pabandysim kuo išsameu pakomentuoti, kaip vyksta varžybos, kokia padėtis yra vienam ar kitam sektoriui, negailėsim kojų, negailėsim kalbos, vyks varžybų sektoriuose, o vyks tikrai atkakli kova, nes žuvies yra kai kuriuose sektoriuose labai daug, tai ten svoriai tikrai bus dideli, o manau, kad šitose sektoriuose nugalės šitie sportininkai, kurie turi išdirbtą geriausią techniką, geriausiai moka persiorientuoti, jeigu kažkas nepasiseka. Aišku, greitis lemia viską lemia meškerėlių paruošimas, supratimas jaukų, kaip jie dirba ir kada reikia jaukint. Ir aišku, masalai, kuriuos naudojame ant avižėlių, jų paruošimas, jų būklė labai daug ką duoda. Tai kol kas tiek, likit dar kartą visi sveiki ir iki rytojaus.